Sveiki visi, su jumis sveikinasi Rasa. Kaip visada, sekančio mėnesio kalendorius paruoštas, tai startuojam su balandžiu, šiandien balandžio 1. Šiaip vėl nufilmavau viską gabaliukais, tai nusikelsim tuo į praeitį, į kovo pradžią, pasipasakosiu, pasirodysiu, kaip viskas paeiliui vyko, kokius darbus pavyko įveikti ir kodėl aš rinkausi būtent juos. Ir tuo pačiu noriu jūs visus pasveikinti su Velykomis, kadangi šiandien antroji Velykų diena, ir palinkėti, kad tas gamtos atbudimas pažadintų ir jumise viską, kas geriausia. Ir linkiu malonaus žiūrėjimo. Labas rytas iš ryto, šiandien kovo 5. Ir žinot, kad taip pagalvojau, labai keista, kai 7 valandą jau yra pakankamai švieso, aišku, nefilmuoju aš dar dienos šviesoj, bet wow, geras efektas, pavasaris driokstelėjo, toj persisuks laikas, tai bus visai švieso. Norėjau pasirodyti, progresas mano nedidelis, bet galvoju, aš dar kovo mėnesį neįsijungiau į tą naująją ataskaitą, nieko jums negaliu parodyti. Tai iš esmės turbūt kažkur nuo čia mes judėjom. Tai šitą pilnai piliaražę naujai žinau, kad dariausi, šitą lyg daugiau plius minus buvo, žodžiu, bėgioju vėlgi per visą tą paviršių, bandau užsidaryti tos vienus plotus, kitus plotus, taip toliau. Tai tiesiog norėjau pasirodyti jums, kaip atrodom šiai dienai, ten maždaug, apie 68%, man atrodo, yra tas baigtumas. Na, iš esmės tie procentai po truputį augo, aš tai labiau džiaugiuosi tais visais elementais, kurie išryškėja, ten kažkoks tai mažas žiedelis, kažkoks tai dar kažkokia detalė. Tai va, pasirodžiau, siuvinėsim toliau. Labas rytas iš ryto, šiandien kovo 7. Iš tikrųjų netiek daug matosi toj saulės šviesoj, bet wow, kaip fainai iš tikrųjų iš ryto tą saulės šviesą pagauti. Toks mano progresas, aišku, nieko čia, nežinau, vizualiai, ta prasme, ar įmanoma įžiūrėti, kaip čia mums bendrai atrodo. Nesu patenkinta, nes labai stipriai kontrastuoti pradėjo, tas viršus turėjo būti akvarelinis. Tai visa šita zona yra stipriai tamsesnė nei turėtų būti, bet ten naudojami blendai, tai aš po vieną siūlą siuvinėjant turėtų būti kaip ir gražiau, bet po vieną negaliu siuvinėti, tai galvoju, vadinasi, teks tiesiog susitaikyti, kad bus rezultatas toks. Sutinku, kad jums dabar spalvas šiek tiek keičia, bet nesinoriu nuo tos saulės pasislėpti, tai šią akimirką bus toks įsijungimas, vėliau pasirodysiu su kitokiu. Tai darbelis nusibodo. Iš tikrųjų, jau vakar vakare siuvinėjau ir galvojau, kad pavargau aš jį siuvinėti. Tiesiog nebėra to azarto, to užsidegimo, kuris labai stipriai vestų į priekį. Tai dabar bandau save motyvuoti, kad jokių darbų kitų neturiu pradėjus. Pradėti kažką naujo reiškia, kad šitą užmesiu. Yra tik tais tas stratifikacija, ta ant žalios medžiagytės. Bet aš jo nenoriu siuvinėti vien dėl to, kad ten yra net nesempleris, ten toks visiškai primityvas, tiesiog raštų jisai manęs nemotyvuoja. Tai galvoju, reikia kažkaip užsimotyvuoti pačiai. Tai pagal sagą mano likutis, tiek kiek reikia pagal maratoną išsiuvinėti, kur ten įeina ir bekas, ir pusiniai, ir kryžiukai, yra 3176. Ir galvoju, reikia pradėti save kaupti tam paskutiniam kvėpavimui, kaip būna. Nes, aš noriu imtis ir pabaigti, jo labiau, kad tas viršus yra šiek tiek lengvesnis, šiek tiek greičiau einasi. Ir jo, dabar šiandien yra 19 siuvinėjimo diena šito darbelio. Mano kovas tai iš vis juokingas iš tikrųjų yra, beveik visas dienas matau, kad esu prisėdus, bet pradedant nuo 76 kryžiukų iki 178, ta prasme, mano polėkis labai stipriai sumažėjęs. Iš tikrųjų, motyvacija yra pakritus, aš pati žinau. Bet nesinoriu užmesti, nes tikrai nežinau, ar aš kada nors iki jo susikaupčiau, reikia kažkaip tiesiog save motyvuoti tuo, kad tik tiek beliko. Pagal procentus tai 77,47%. Tai tikrai yra kur motyvuotis. Viskas čia labai gerai, čia tiek beliko. Įdomiai saulės spalvoj atrodo. Saulės šviesoje tos spalvos visai kitokios iš tikrųjų. Jeigu šiek tiek dar pastumčiau. Taip iš tikrųjų labai drasko spalvas. Į šešėlį patraukiu šiek tiek kitaip. Na, žodžiu.
Tai, nežinau, dar šiek tiek pasivinėsiu į viršų, noriu pasidaryti čia beką, nes to beko ten tik ant 2 žiedelių, man atrodo, ir beliko. Šiek tiek gal čiut pasislinksiu, nes lyg nuo šitos vietos liko 30 langelių į viršų. Nu, tai plius minus galbūt tas viršus tarpelio bus čia. Tai aš turbūt bus nepatogumas. Vinėt vis tiek reiks persukti. Bet tikrai, nu, nedaug liko, jeigu taip apsirėminčiau va šitokį gabaliuką užsidaryti. Reikia pasistengti. Žinau, kad hobis neturėtų būti kažkokia prievarta ir panašiai, bet aš tiesiog save pažįstu. Aš save labiau lepinu tada, kai padarau darbus, negu kad numetu. Tiesiog psichologiškai man yra smagiau veikti užduotis. Tai va toks trumpas įsijungimas iš ryto. Plius minus. Atrodom taip. Nu jo, nepykit, spalvos visiškai kitokios negu priklauso. Bet gal kartais ir taip gerai pasirodyt. Šiek tiek kitaip. Tai gražios jums dienos ir iki kito karto. Labas rytas iš ryto. Šiek tiek keičia spalvas, tai atitolinau kiek galėjau, šiek tiek sušvelninti efektui. Tai pasigodžiau jums ir supikau biškiuką ir nusprendžiau, viso reikia imtis. Tai priauginau 1000, nuo praėjusio įsijungimo priaugo 1000. Ir čia, kur yra pusiniai matosi, tai tie 2 virštiniai pusiniai jau žymi, kur rėmelis baigėsi, kur visas dizainas baigėsi. Tai dar išsivinėjau bekam ant šito žiedelio ir galvoju, kad aš noriu šiek tiek persisukti. Tai pasirodo, kaip atrodo. Gražiai atrodo. Šiek tiek periškiai, bet gražiai. Aš jau žiūriu, leidžiuosi į emocijas šitą darbą, nežinau kodėl, atleiskit man štai. Bet visumoje, jo. Taip atrodo. Gražu. Šiek tiek spalvos gal ir ne visai persiduoda. Nors gal ne taip labai stipriai ir pro šalį čia viskas praeina. Nu, skirtingai nuo apšvietimo viskas atrodo. Tai va, tai persisuku, suvinėju toliau. Liko virš 2000 šiek tiek. 2 man atrodo. Tai reikia pasiuvinėti ir pasirodysiu jums su pabaigtuku. Ir sveiki visi. Sveikinu su praėjusia kovo 8-ąją, šiandien kovo 9-oji. Šiek tiek saulutė išlindo stipriai po pietų. Ir galvoju, pasirodysiu jums, kaip dabar atrodo, nes liko ten 1000 su centukais, man atrodo. Ir aš manau, kad, nežinau, ar čia pačiom laisvom dienom išeis dar papildomai įsijungti, bet jeigu ne, tai sekantis įsijungimas bus su pabaigtų darbo. Aš galvoju, gal visai smagu pažiūrėti ir dar į tą tarpinį procesą, kaip atrodo. Saulė šviesoj, dabar iš vis labai gražu. Ir kaip matot, neatsinešiau žirklučių parodyti, bet priejau viršutinį dešinį kampą. Tiesiog dabar turbūt yra tas metodas, kai siuvinėju tom spalvom, kur galima pasiekti, prieiti, tai siuvinėju iš karto viską tą pačią spalvą ir tada pereinu prie kito tono. Štai toks progresiukas pasirodau ir susitiksim neužilgo. Po namus vaikštau ratais, kvadratais ir vis nerandu, kaip nufilmuoti šitas filiaražas, kad jos neišsikreiptų spalvomis. Dabar padariau, kad šviesa būtų iš šono, iš dešinio šono sklinda nuo lango. Nu, gal reikia nustoti kabinėtis, iš tikrųjų gyvai atrodo darbas super. O nufilmuoti jo neina, nes jis yra šiek tiek švelnesnis. Kamera vis tiek nori kontrastuoti atspalvius. Tai, tebūnie, yra taip kaip yra. Tai štai pasirodau jums su pabaigtų darbeliu. Čia fone, kuriame jūs nematot, yra mano dar nesutvarkyti blendai. Ir mano šabakštinėlis, va, labai gražus šabakštinėlis spalvų, tų, kurios buvo. Tai taip atrodo pats darbelis. Šiaip tai aš čia vieną dieną svarsčiau, kokia yra mūsų kaip kūrėjų magija, kur kelios dienos, ten 20 kelios dienos ar kiek to siuvinėjimo ir mes sukuriam iš nieko faktiškai bendrą vaizdą. Gražu. Šiaip labai faina emocija patiriama turbūt vien dėl to, kad čia kaip su tapyba, su bet kuriuo menu galbūt, kai iš nieko sukuri kažką.
labai maloniai nuteikia. Tai palikau katalogėlį šalia, kaip pavyzdį, kas gavosi. Iš kitos pusės žinau, matau, suprantu, kad skiriasi nei buvo originalas, nei būtų buvęs, bet aš bet kuriuo atveju niekada nebūčiau dagyvenusi iki rinkinio. Tai džiaugiuosi, kad pavyko taip, kaip pavyko. Kaip prieš tai kelių ten minučių bėgyje matėte, tai aš godžiausi, kad aš jau pavargau nuo to darbo. Taip tikrai tai buvo, nes pas mane turbūt tas ekstravertas retai kada ilgai laikosi. Aš esu ta momentinė, kuri užsidega, kuri labai faina, gražu ir ten, ir gyvenimo situacijose visai pasitaiko, kad ilgalaikiam procese aš noriu to ramybės ir panašiai, tai ta ramybė pas mane ir su spalvom būna ramybė. Tai čia tokia spalvų gama ir tokie dideli pokyčiai, tai labai džiaugiuosi, kad darbas buvo tokio dydžio, kurį įmanoma pabaigti per tas 20 kelias dienas. Nes priešingų atveju aš tikrai jį būčiau atidėjus, turbūt jeigu jis būtų ten 40-60 tūkstančių ar panašiai. Čia buvo 14 tūkstančių su viršum, tai toks, sakyčiau, dar mano siuvinėjimo tempams įmanomas įveikti variantas, netidedant ir nepervargstant iki galo. Jo, čia tokias charakterio savybės turbūt išlenda. Tai taip, jeigu kas nors siuvinėsi šitą darbą, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju siuvinėti jį ant didesnio akaunto tam, kad būtų akvareliškumas. Iš kitos pusės čia yra tos šalies gamintojo, kurios turbūt dabar beveik visus siuvinėtojus nieko nebesiuvinėja. Bent jau Lietuvos mastu. Žodžiu. Tai jo, pasirodžiau apie siūlų išeigą ir ten parinktas spalvas turbūt nėra tikslo šnekėti. Iš tikrųjų, jeigu netyčia kas nors norėsit siuvinėti, galėsiu pateikti savo siūlų kodą, bet parašykite asmeniškai, bet nemanau, kad iki to dagyvensim. Ir iš kitos pusės aš tikrai matau, kad mano parinkimas nebuvo idealus. Tai kaip ir rekomendacijos negali būti pas mane. Nu, bet nesmė. Žodžiu, pasirodžiau, pasipasakojau ir keliaujam toliau. Ir prieš jūsų akis Lanarte rinkinukas. Iš tikrųjų, tai iš karto paantrinsiu, kad nors tokių minčių buvo jį gavus dovanų, gal reiktų imti ir pradėti, bet galvoju, gal ne, iš tikrųjų. Tai yra mano išankstinė gimtadienio dovana, aš jos pasiprašiau savo tėvų. Tai užsiprašiau jau vasario mėnesį. Nes buvo nuojauta, kad vieną dieną iš siūlų ryte šitas grožis dings, o ten tikrai gera kaina buvo rinkinukas ir galvoju, ne, reikia kažkaip tai susidėlioti savo planus. Ir siuvinėjant piliarožės, galvojau, o nėra to tokio gryno plano, ką aš čia norėčiau siuvinėti toliau, gal reiktų imti ir siuvinėti šį. Nu, čia taip kaip būna, kai ateina rinkinys ir norisi greitai jį siuvinėti, netidėti į skrynelę. Bet dabar galvoju, kad šitas rinkinys pagal sagą yra irgi virš 14 tūkstančių, taip kaip ir piliarožės. Tai būtų mėno, sakykime, siuvinėjimo. Ir nežinau, iš tikrųjų, gal aš šiek tiek esu pavargus, visai norėčiau to tokio neįtempto proceso, nenorėčiau savęs skatinti greičiau padaryti. Aišku, būtų gražu imti ir išsiuvinėti gimtadienio progą. Tai Lanarte rinkinukas, aš jį buvau atsidariusi, sujaukiau visą tvarką ten, kuri viduje yra. Gal kas žinot, iš tikrųjų, kadangi dabar jau nesiuvinėjau, galiu paklausti priekį. Ten viduje kanva, audinys, iš tikrųjų lininė medžiagytė, kuri yra įdėta, yra tokia krakmolinta kaip popierius, kieta.
Ar ją reikia išplauti prieš naudojant, siuvinėjant? Man kažkaip kilo įtarimas, kad bus sunku ant tokio krakmalo siuvinėti. Tai jeigu kas žinot, kas siuvinėjęs Lanarte rinkinukus, prašau parašykit man, kaip su juo elgtis. Ir aš dabar galvojau, sukau šiandien galvą, šiandien yra 10 vakaras, kovo 10, ir galvoju, reikia pasimti ką nors mažesnio, bet iš tų darbelių, kuriuos aš vis tik buvau galvojus, kad reikėtų pasiuvinėti. Tai kol kas mintyse yra šitas Dimensions petitas, nes aš noriu jį dovanuot. Turiu laiko iki vasaros išsiuvinėti ir įrėminti, galvoju, gal reiktų susiimti anksčiau. Tai plus pailsėčiau, nes visai nesinori dabar kurti kažkokių tai ten savo planų didelių. Tai jo, pasikeisiu medžiagytę Ievą turbūt, kažkokį. Ir pasiuvinėsim jaučiu šitą darbelį, nes aš turiu mintyse ir vieną, ir kitą darbą, kurį norėčiau siuvinėti, bet vienur tai norėčiau kažką biškį savo įterpti, kitur kažką biškį padaryti, nu, žodžiu. O aš dabar norėčiau visai pailsėti tiesiog prie dizaino, kuris yra tobulas iš savęs ir nereikia nieko papildomai daryti. Tai tokios mintis. Tokia elegantiška geiša, gražių spalvų. Čia yra virš 7000 kryželių pagal sagą, ta prasme skaičiuojant beką ir panašiai. Tai galvoju, turėtų būti visai malonus procesas. Ir turėčiau spėti galbūt iki mėnesio galo ir tada tikrai nereikėtų savęs labai stipriai spausti. Tokios mintis šiandienai, bet šiandien dar nepradėsiu tikrai, reikia pailsėti. Gal savaitės bėgyje susiruošiu. Manykim. Tai žodžiu, pasirodau, čia yra mano gimtadienio dovana išankstinė, kurią gavau ir kur buvo minčių, kad gal reikėtų imtis josios, bet kadangi jinai yra dvigubai didesnė negu šita geiša, tai galvoju, gal vis tik reikėtų imtis geišus. Kol kas tokias mintis žiūrėsim, ar sekančiam įsijungime aš jums nepapasakosiu ko nors kito. Ir štai šiandien kovo 11 rytas. Sveikinu visus su laisva dar kartą. Džiaugiamės to, kad mes ją turim, vertinkim tai, ką turim šiai dienai. Ir susisuko man galva. Ne, iš tikrųjų tai viskas gerai. Labai džiaugiuosi vakar jums pafilmavau tą momentėlį apie tai, kad nežinau, gal kažkas ir pasikeis, gal nepasikeis. Tai vakare dar sėdau. Susidėliojau spalvytes, čia taip toliau. Ir galvoju, aš netgi laukiu šito starto, iš tikrųjų tikiuosi pavyks šiandien startuoti. Čia kol kas ant medžiagytės pasižymėjau centriuką savo, po to aš išsartysiu tuos siuliukus. Ir prieš jūsų akis yra Aida. Originali Aidai, kuri buvo komplekte, nes čia 18 kauntas. Aš turėjau labai negražus vaizdas, bet iš esmės spalva atitinka. Čia yra 32 kaunto medžiagytė, aš jos kaip ir likutį turėjau, čia pusė, ketvirtis kaip tik paimtas. Tai jo man būtų užtekę. Galėčiau kaip ir drąsiai keisti, čia būtų 32, būtų šiek tiek didesni kryžiukai, bet aš tada jau žiūrėjau į pačią geišą. Ir aš suprantu, kad jeigu aš sumažinsiu šitą kauntą, padidinsiu kauntą, tai nebus tos raiškos tokios. Jau čia ir tai ant plaukučių matosi momentais, kad persišviečia. Siuvinėjimas vyksta 2 gijom kryžiukų. Tai galvoju, tebūnė bus šį kartą. Originali medžiagytė, dalinai savo prieštarauju, nes dažniausiai, jeigu tik įmanoma, aš viską keičiu į Ievą arba liną, bet tebūnė. 36 kaunto pas mumis Lietuvoje šiaip nelabai yra kur ką nusipirkti, jeigu yra tik pora atspalvių, tarkim, kad aš norėčiau Ivory spalvos, tai aš vakar dar taip čia greituoju būdu prasigūglinau, kad nelabai kas yra, pažiūrėjau dar Etsy. Tai iš tos mergaitės, kuri Klaipėdietė yra ir turėsi parduotuvės audinukais, jinai neturi nieko 36, jeigu siūstis kažkur iš užsienio, tai labai išauga kaina ir savaime nusitempia laikas ir galvoju, teks susitaikyti su to, kad yra Aida. Čia aš laikau šitą, kad prisidengčiau biškį raktą, nežinau, kiek čia YouTube mūsų pyks už tai, kad aš taip rodau gabaliukais. Tai
Dar ką norėjau pasakyti apie Idą. Jinai buvo, standartinis petito sulankstymas tiesiog ketvirčiais. Ir galvojau, nenoriu aš tų įlinkių. Galvoju, biškį sušlapinsiu, prasilyginsiu, kad būtų lygesnė medžiaga. Ir tada įsivėliau į sekančią problemėlę. Tokia jinai buvo, net nežinau, ar krakmolinta, ar kažko paveikta, kad aš ją tiesiog sušlapinau ir bandžiau su lygintuvu prasilyginti. Tai mano lygintuvas klijais apėjo. Tada supikau, nusivaliau lygintuvą, išplojau jau tada su muilu. Ta medžiagytė, jinai patapo švelnesnė, iš tikrųjų nebėra tokia kieta, kokia buvo. Žodžiu, tai išskalbiau medžiagytę, gal netgi gerai, nes tuo atveju, kai bekas visas išsiuvinėsis, vis tiek suvinėsiu viską iš karto, tai gal tada jau nebepasies. Tikiuosi. Bet esmė tame, kad šitoks klijų krakmolo kiekis mane nustebino, kur jeigu sušlapinė ir su lygintuvu prikimba viskas, tai wow. Žodžiu, tai medžiagytę išsiskalbiau iš karto, centrą pasižymėjau, norėčiau šiandien pradėti startuoti, kol kas prisitvirtinau ir popierinę schemą, tikiuosi nieko tokio, kad aš šitaip dalinai rodau, nes mano sagoj ten DMC siūloms pritaikytas, netame, kad aš ten galėsiu sekti procesą, šiandien pasiženklinsiu tuos atspalvius, kuriuos noriu suvinėti, tai man bus patogiau, bet pačius originalius simbolius derinsiu pagal originalų raktą ir čia yra originalūs siūliukai. Eilinį kartą aš viską susivedžiau, skaičių metodą. Tai pas mane viskas yra tiesiog ant organizerių iki 29 spalvų sudėliota ir 2 blendai. Po to bus ten visokių prancūziškų mazgelių, tie Lazy Daisy ir panašiai, bet čia vėliau. Tai va, tai labai džiaugiuosi, graži mergytė. Labai gražus atspalviai, kažkodėl to tokio šito būtent kimono mėlyno su gėlėm labai noris pasivinėti. Šito riukai jis nebus toks lengvas, kaip atrodo, bet labai gražus įvaizdis. Tai va, tai esu pasiruošus startui, galėsiu pradėti judėti. Tai jo, 2 punktai buvo, kuriuos norėjau jums pasakyti, dėl ko Ida liko ir kokių problemų turėjau su ta Ida, kol aš ją išsiskalbiau ir išsilyginau. Bet dabar viskas turėtų būti gerai. Susitiksim už akimirkos. Pirmieji kryžiukai ir pusiniai kryžiukai. Kokios įdomios spalvos. Atrodo, aš siunėjau jau tą malvą, piliaražės savo ir buvo visokių gražių atspalvių, bet čia violetinės spalvos, wow, kaip gražiai dėliojasi. Tai čia pirmieji beveik 300 kryželių grožis. Sveiki visi, šiandien kovo 13 diena, galvoju pasirodysiu, kaip atrodo, nes visai gražiai darbelis auga, jau turim 20%. Tai galvoju, dar šiandien vis tiek vakare prisėsiu panašiai, bet norėjau pasirodyti, kaip dabar atrodo, nes pradėjau pusinį, pradėjau šitos čia pusinį ir čia pusinį pradėjau darytis spalvą ir kadangi jisai, čia kaip matosi, užsipildys tokios erdvės, tai to pusinių ganėtinai greit siuvinėjęs ir labai gražiai užsipildo, galvoju pasirodysiu kaip tarpinį variantą, kad matytumėt progresą, nes, iš tikrųjų gražu žiūrėti vienam video, kaip pauga. Ir kol kas dar nedariau čia beko ir visų kitų elementų, nes čia turi būti ir Lazy Daisy, ir bekas, ir prancūziški mazgeliai, ir, žodžiu, ganėtinai gausiai visko pilna. Tai turbūt biškiuką dar į viršų pasiuvinėsiu. Tarkime, kai kažkur maždaug čia dar pasiuvinėsiu, tada užsipildysiu beką ant kimono ir tada galėsiu judėti tolyn. Čia kol kas toks preliminarus planas, nes dar galvojau gal darytis dabar, bet kadangi tų gėlyčių ant kimono čia, kurio jau yra pati pradžia, su tuo pačiu siūlu darosi labai daug elementų, tai galvoju, gal reikia čia padidinti tą erdvę, kad nereikėtų tiesiog siūlo įsiverti ir po to tik tais 2 elementus išsivinėti ir vėl jį suparkuoti. Kol kas tokios mintys iš tikrųjų. Tai gražus atspalviai. Iš tikrųjų, pačią pirmą dieną pradėjau siuvinėti ir galvojau, ką aš darau. Nes siuvinėti ant 18 kaunto. Ir galvojau, tai kaip aš to savo Dimensions elnius siuvinėjau ir jokių problemų nemačiau, akis pripratę buvo ir buvo toks natūralus dalykas. Tai iš tikrųjų, dabar jau čia 3 diena turbūt siuvinėjimo gaunasi. Jo, nes 11 dieną pradėjau.
Tai dabar jau labai natūraliai dėliojasi ant to 18 kanto tie kryžiukai, atrodo, ai, čia viskas čia normaliai, bet kadangi prieš tai siuvinėjau porą darbų ant didesnio, tai iš tikrųjų tas ankštumas pradžiai duoda psichologinį poveikį. Tai žodžiu toks progresas, kadangi čia buvo 7000 su centais kryželių, nu visų elementų visuma, tai dabar liko 5800 su centais. Gražu. 3 dienas darbelio. Dar aš tikrai manau, kad šiandien dar prisėsiu, bet 3 dienas darbelio ir taip pabiškai nusimuša tie skaičiai ir galvoju, nu fainai, iš tikrųjų, kai nedidelis darbas. Kol kas siuvinėjasi lengvai, ypač po piliarožių, kur būdavo vienu siūlu išsiuvinėjai ten 20 kryželių maksimum, tai čia gražiai siuvinėjasi tokiais blokais. Ir saga, kurią turiu, aišku, aš ją turėjau nemokamai iš interneto, tai jinai turi nemažai klaidų, tai aš vis tikslinuosi su originale. Ypač tos klaidos, sakyčiau, čia šito fono arba ten kažkokiu elementų, tai nieko, bet tarkim, kur atrodo tuose žieduose, kurie bus ant kimono, ten tiek yra tos spalvos ir tai sumaišytos, tai ne tam langelį pažymėta, arba tam langelį visai kita spalva. Nu, toks kažkaip netgi keista, kaip žmonės tokį mažą darbelį taip sudėtingai perrinko. Na, bet ne taip svarbu, aš kadangi turiu viską originaliai, tai pasitikslinu kiekvieną kartą, jeigu jau taip labai kelia įtarimą. Fono nesitikslinau, ta prasme, dar viena savybė saugoje yra šita kraštinė per vieną langelį papildomai dar dadėta. Tiesiog dubliuojasi paskutinė linija dar kartą. Tai šitą susižiūrėjau pačią pirmą dieną ir galvojau, reikia atkreipti tai dėmesį, bet visą kitą tai tiesiog prisižiūriu. Iš tikrųjų faina būna, kai turi sagą, kuri yra visiškai tiksliai ir atitinka, bet mokėti papildomus pinigėlius ir pirktis XSD formatu nesinorėjo, tai prisitaikau taip kaip yra. Žodžiu, tam kartu tiek. Labas rytas iš ryto, šiandien kovo 15. Ir nepatikėsit, kas pas mumis tinginiauja. Tai prasme, nėra nuotaikos daryti tos visus prancūziškus maizgelius, beką ir taip toliau, tai tiesiog keliauju ten, kur nuotaika yra keliauti. Tai šiuo metu yra 36% darbo ir ties šita vieta kažkur yra jau pats pusiaujas darbelio, tai aišku apačioj. Pagal dizainą matosi, kad siuvinėjasi šiek tiek mažiau, aukščiau siuvinėsis daugiau, didesni plotai. Bet šiaip taip prikolas, nes tarkim, šitoj vietoj jau turi tos nutysusios visterijos, nežinau, čia turbūt jau čia turi pradėti siuvinėtis, nu tai tik pasižiūri, tai jau čia kažkur, jau čia tiek ir beliko. Tai žodžiu, tikės, kad susikaupsiu iš kito beko. Iš tikrųjų kažkaip tai atrodo, ai, čia neprasidėsiu, čia mažas gabaliukas, gal reikia pasivinėti dar ir tada toliau. Nu, žodžiu, man atrodo, aš jau tai minėjau prieš tai. Tai žodžiu, tiesiog dėlioju kryžiukus. Faina, nes siuvinėjasi ganėtinai nemažais plotais. Pats kimono mėlynų atspalvių yra 3. Labai gaila iš tikrųjų, kai du jie yra žiauriai labai tarpusavy panašus. Šiek tiek spalvos iš tikrųjų nepersiteikia, yra šviesesnės. Nu, bet nesvarbu. Tai esmė yra tame, kad pasiemi siūlą ir jį faktiškai visą gali išsiuvinėti. Nėra to tokio kažkokio sudėtingumo. Tai faina. Malonu iš tikrųjų pasiimti rinkinį, kur viskas jau yra padaryta už tave ir tik tai siuvinėk ir viskas. Tai maloniai einasi ir iš vienos pusės aš dar vakar juokiausi iš savęs, kur galvau, aš turbūt ilsiuosi prie Dimensions. Nu, toksai kaip ir dviprasmybė gaunasi, nes Dimensions dažniausiai būna iššūkis, bet šiuo atveju tikrai ilsiuosi. Tai va, nieko, pasirodysiu. Labai tikiuosi, kad sekančiame įsijungime jums pasirodysiu su beku. Galvojau, pasirodysiu tik tais rytoj, bet kadangi pasitaikė galimybė, tai rodausi šiandien yra šeštadienis, tai turbūt 16. Kovo ir išsiuvinėjau visą beką prancūziškus ir Lazy Daisy, kurie buvo mano siuvinėtoj zonai. Tai labai iš arti nerodysiu, neatrodo gražiai. Čia šiek tiek sukinėjau dėl to, kad yra keli atspalviai su metaliku. Visai gražiai persiduoda gyvai.
Tai šiek tiek pavargau. Atrodo, nedidelė ta zona tėra, bet gerai, kad aš išsiuvinėjau jos dabar ne vėliau, nes būtų buvę liūdniau vėliau. Tai dabar turim 51,5% atliktą. Ir taip atrodo darbelis. Ir ką aš dar norėjau jums, kažką norėjau jums papasakoti, dėl to ir įsijungiau. Tai šitaip atrodo. Sagoje tik tiek, kad čia pusiaujas yra ne pusiaujo vietoje, pusiaujas yra kažkur čia. Na, čia taip pat likta schema, nežinau dėl ko, bet nesigilinkim. Tai žodžiu, tai toks tas mano darbelis. Dienos metu vis tiek aš jums kažkada pasirodysiu, tai tada atrodys gražiau man. Dabar tas naktinis apšvietimas, nors tik 7 vakaro, bet vis tiek susijungiu visas lampas, tai savaime gaunasi taip, kaip yra. Tai va, pasirodžiau, nežinau, gal dar šiandien prisėsiu kelis kryžiukus padaryti, nes šiandien kryžiukų nei vieno nepadariau. Viskas buvo tik tais tie visi skirtingi elementai, bet visumoje gražiai atrodo. Taip turtingas tas kimono, ta mėlyna spalva daug to karališkumo duoda. Faina. Na ir sveiki visi, šiandien kovo 18. Vakar, sekmadienį, išsisiuvinėjau šitą dalį. Nu, čia viršui tiek, kiek buvo, galvojau, užpildysiu tik kryžiukus, bet kadangi liko laiko, tai dar ir ant to, nežinau, kaip tiksliai šitą kimono dalis vadinasi. Vakar lyg atsiminiau pavadinimą, šiandien vėl pamiršau. Tai išsisiuvinėjau beką pilnai ir visus kitus elementus. Tai dabar realiai man liko iš pačios geišos. Tai jos rankytė su vėduoklė ir jos galva. Ir tada bus šito fono dalis ir jau tada tos visterijos aplinkui. Pagal baigtumą rodo vis dar 64,5%, kada atlikta yra. Atrodo, kas čia beliko, tik tais galva, vėduoklė ir kelios gėlytės. Bet jas fiksuoja vis tiek vos ne 35%. Nu, gal taip ir turi būti. Nes atrodo, na, iš kantų šakelių bus nemažai visų tų elementų, tai gal dėl to. Čia bus Lazy Daisy daugiau, gal prancūziškų mazgelių iš tikrųjų net nepasitikrinau. Na, tai turbūt galbūt tai padidina tą likusių dygsnelių skaičių, žiūrėsim. Šiaip labai gražiai atrodo. Tai realiai kimono pabaigtas, su mėlynom spalvom daugiau nebebus žaidimų. Nu, nice. Tai va, šiaip geros emocijos po šito rinkinio, nu, aš jį dar siuvinėjau, bet šiaip visumai labai paprasta aiški schema iš tikrųjų. Saga, tai ten pas mane kiaulystė, bet nesvarbu. Ten bent jau galima atsižymėti ir žinot, kaip siuvinėjasi. Vadovaujuosi pilnai originalią schemą. Stengiuosi biškį schemą pridengti, kad jeigu kas netyčia, YouTube nepyktų ant manęs. Tai, bet visumoje, ta prasme, viskas labai logiška, aišku, jeigu kimono ten mėlynos spalvos 4, tai jos yra 4, yra jokių pavienių ten, taip toliau. Nu, toksai malonus procesas. Tai va, tai pratęsim. Tik tais persisuksiu. Dėl ko aš ir norėjau įsijungti, iš tikrųjų, pradėjau nuo antro galo. Tai noriu persisukti, nes jau čia pas mane medinis elementas papačiai yra. Tai aš niekaip nebepasisiekiu. Tai galvojau, pasirodau, persisuksiu ir tęsiu toliau. Toks planas. Tai va, jeigu kam nors patinka ta mūsų rytų tematika, tikrai rekomenduoju. Nėra sudėtingas darbas. Na, aišku, ten tų gal galima prisikabinti prie visų dekoratyvinių tų elementų siuvinėjimo, bet šiaip visumoje tikrai nesudėtinga. Tai vien rekomendacijos. Ilsiuosi prie Dimensions, taip. Gerai, tam kartą. Labas rytas iš ryto. Darau tikrą dienoraštininkę, bet einasi darbelis į priekį, noris pasirodyti, nes jis netoks didelis, toj baigsim. Tai šiandien yra kovo 19 iš ryto ir jau turim 75%. Tai vakar išsiuvinėjau rankytę ir vėduoklę ir mergaitės galvą. Dar netgi džiaugiausi už tai, kad pagaliau suteikiau jai galvą, nes prieš tai jinai jos neturėjau.
ir su visu beku, ir dar čia fono gabaliuką išsivinėjau, tai dabar visumoje liko tos visterijos šonuose. Ir šiaip kas keisčiausia, tai viršelyje, kuris yra, kaip čia fokuso netimt, tai čia yra nuvoktos kokios 6 eilutės tų visterijų viršui. Na, aš leisiu jas vadinti savo visterijomis, nors aš atsimenu alyvinės spalvos, čia tokios rožinės, nu, tebūnė, kad ir kokie čia tie augalai. Tai daug nuvokta, nes, nu, čia yra dar gabaliukas pasisiuvinėti. Šiaip tai, nu, faina, bus didesnis darbelis, negu vizualiai atrodo šitam viršelyje. Ir jo, persisukau darbą tiek, kiek galėjau, daugiau fiziškai neįmanoma, nes medžiagytė baigėsi. Tai dabar siuvinėjau taip, kaip yra. Ir liko 1776 kryželiai. Čia viską įvertinus ir beką, ir pusinius, ir kryžiukus. Tai nedaug. Gal per kokias 2 dieneles, jeigu bus nuotaika, bus galima ir pasibaigti. Gražuolė šita. Iš tikrųjų labai noris dienos šviesoje jums parodyti, bet kažkaip vis neprieinu prie šitą. Nes, nu, jinai labai simpatiška. Kitokio apšvietimu žiūrint. Tai va. Tai tam kartai turbūt tiek. Pasirodysiu, kai bus kažkas pasikeitę. Dar atsiprašau, kad kamera juda, nes iš rankomis filmuoju. Norėjau parodyti šitą. Kaip čia dabar parodyti? Dar toj kitą ranką. Šitą elementą. Tai čia yra angliškai bullion knot. Tai mazgelis, buljonas. Na, žodžiu, čia tiesiog ant siūlo suvertas toksai kringelinė. Nesigavo visiškai originaliai, manau, nes pagal originalą buvo gal šiek tiek elegantiškiau. Bet esmė tame, kad aš šiek, kadangi susikarpiau savo schemą, tai tas buljonas, nu, iš esmės čia beveik kaip ir viskas matosi, tai darosi tokia vyja. Ir įsitempia jinai, tada susisuka. Tai man gavosi toks originalus variantas. Visumą iš toli žiūrint visai gražiai atrodo. Jeigu dar kamera taip nedrebėtų, man visai patiktų. Ir dar aš čia vakar vyrui godžiausi, sakau, man nepatinka vėduoklė. Turint omeny, kiek daug detalių įdėjo šitam dizaine, tokių visokių, tai vėduoklė yra tiesiog 4 atspalviai. Tokie miksiniai, net nesimato vaizdo bendro. Kažkaip norėjus kažko daugiau. Na, bet čia man. Gerai, nebejudinu daugiau kameros, susitiksim vėliau. Sveiki visi iš ryto. Šiandien kovo 21 rytas ir man vakar pavyko pabaigti geišą, pilnai viską, ką reikėjo atlikti. Dar buvo minčių, kad gal reikėtų atidėti, bet kadangi tos, sakykime, kad vis tik visterijos, kadangi jos siuvinėjasi 3 rožiniais atspalviais, vienas iš jų blendas ir žaluma 2 atspalviais ir papildomai 3 yra tie lapeliai, tai kažkaip dėliojusi ir susidėliojo man vakar pabaigti. Nu, iš esmės aš vieną dieną nefilmavau, tai vieną dieną, kai nefilmavau, siuvinėjau šitą pusę ir vakar siuvinėjau šitą pusę. Tai kol kas rytinė saulė spinduliuose. Galvojau, gal matysis blizgesys metaliko, bet nelabai matosi, tai sekantį kartą įsijungsiu jau, kai darbelis bus pralygintas, kadangi medžiagytė buvo išplauta ir buvo tik 10 dienų darbe. Realiai tiesiog ištisai 10 dienų, tai galvoju, kad čia net nespėjo kažkaip labai ypatingai vilkėti ir panašiai, tai aš net neplanuoju to darbelio plauti. Tai tik tais išsilyginsim su garu ir jo. Tai va, faina. Kažkaip taip dar galvojau, kad gal reikėtų pailginti laiką siuvinėjimą ir panašiai, bet, nu, vat, susidėliojo vakar pabaigti, tai galvoju gerai. Taip turėjo būti vadinasi. Tai tam kartui toks mini įsijungimas, tai pasirodysiu pilnai, kaip atrodo prie kitokioje aplinkoje, jau kaip išsilyginsiu. Ir pasirodysiu, kiek liko siūliukų tada. Pasirodau su gražuolė. Tik išlyginau, kaip ir minėjau, tai turbūt apšvietimas neduos labai iš arti apžiūrėti visų detalių.
Spalvos bet kuriuo atveju šiek tiek keičiasi, nes apšvietimas dabar labai šiltas, šoninis. Ir siūliukai, visų spalvų užteko. Gal nustebino tik tais, tarkim, šitos dvi spalvos, man atrodo, nes čia buvo foninė, tai iš 2 pilnų siūlų liko 3. Čia šitas, kur yra pervertas, tai per pusę perlenktas pilnas ilgis. Tai, toks 75% išnaudojimas, bet šiaip visumoje, ta prasme, kaip spalvytėm vertinant, tai visų liko. Jeigu ir išsinaudoju, tai 75%, bet visa kita liko. Taip, kad darbelis pabaigtas. Ir man kilo mintis. Jeigu aš, kadangi noriu šitą darbelį dovanot, noriu jį įrėmint, ir žinau, kad dar turiu kitą projektėlį, kurį noriu dovanot, tai mes turėjom šitą geišą Gold Petit. Ir aš dar turiu šitą rinkinuką, kurį irgi noriu įrėminti ir padovanot. Tik jis yra paprastosios serijos ir siuvinėjasi ant 14 kaunto baltos aidos. Tai ant 14 kaunto aš siuvinėti nenoriu. Ir neskaitant to, kad aš čia nesu aidos kažkokia didelė mėgėja, bet man nuo prieš tai buvusi praeisiais metais siuvinėto šito rinkinuko yra likusi medžiagytė 18 kaunto Ivory, lygiai tokia pati kaip šita geiša. Kadangi į skirtingus namus pateks dovanos, bet kaip ir susiję tarpusavį, galvoju, gal ir visai gražu būtų išlaikyti audinuką, tokį patį, tik tais tiek, kad jeigu čia yra paprastoji serija, 14 kauntas ir jis yra 12 ant 17 cm, su kableliu. Tai šitas irgi yra 12 ant 17, vadinasi, jeigu aš siuvinėsiu ant 18, tai greičiausiai bent jau 2-3 cm prarasiu bendro diametro. Ir čia buvo balta spalva ir aš ją siuvinėčiau, tokia spalva kaip ši čia nurodyta. Ir galvoju, ant sagos pasibandžiau, tai tas kremiškumas, ta Ivory spalva, medžiagytės visai gražiai žiūrisi. Jaučiu, taip reiks ir padaryti. Ir šitie, dabar pamiršau, kaip vadinasi paukščių rūšis, buvau išsivertus. Žodžiu, šitie paukštukai yra 5700 kryžiukų ir su visų beku pagal sagą. Tai mažesnis dar pagal apimtį darbelis negu geiša. Ir jo, aš turbūt taip ir padarysiu. Išsiplausiu tą medžiagytę, kuri yra, jo labiau ir iš savo atsargų pasinaudos. Kadangi čia užsisiuvinėja beveik visas fonas, tik tais šiek tiek čia baltos lieka, tai galvoju, gal labai stipriai nepakenks, jo labiau, kad rėminant labai gražiai padaro. Čia jeigu kaip pavyzdys, ko aš turbūt visai norėčiau panašaus varianto, tai kažkada tai buvau gimtadienį dovanų gavus šitą rinkinuką. Ir jis irgi yra siuvinėtas ant originalios medžiagos, ant aidos. Ir man jo rėminimas labai patinka. Ta prasme, toksai paprastas, solidus. Ir tas darbelis gaunasi nei labai didelis, nei labai mažas, kai jis rėmina. Tai galvoju, jeigu sekti šitą tendenciją, nes šitas darbelis yra maniškis, nes aš jį gavau dovanų ir savo išsisiuvinėjau. Tai galvoju, panašia tendencija išsiuvinėjus ir rėminus tuos 2 kitus šeimoj liks. Tokia graži tradicija. Aš vieną dieną jį netyčia numečiau, tai čia yra kampelis paskilęs ir čia. Gaila, bet taip įvyko nelaimė tokia. Tai, esmė, jo, čia labai spalvos dabar nepersiteikia. Bet, jo, mano idėja yra, kad aš noriu šito pavyzdžiui remintis, rėminti dar šitos 2 darbelius. Ir tebūne bus šiek tiek mažesnis, bet gal nieko tokio. Kad tie mano geltoniai paukšteliai bus čit mažesni. Tai toks planas pasirodysiu. Čia lyg, bent jau pagal sagą, kiek žiūrėjau, viskas siuvinėjasi 2 siūlais ir blendai iš 2. Ta prasme, po 1 siūlą. Lyg yra balta spalva 3 gijom. Tai pažiūrėsiu, jeigu kas, tai balta, tai čia jos nėra labai daug. Ant 18, jeigu šičia uodegytė, pilvelis ar dar kažkas, tai bus 2 gijom, turėtų vis tiek labai gerai atrodyti. Tai aš, kai susiruošiu, pasisakysiu, koks mano galutinis planas, pasidalinau savo mintim. Ir štai, išsipakavau originalų rinkinuką, čia siūlų gama, malonus atspalviai.
Išsiploviau audinuką. Čia yra originalus, kuris lieka 14 kaunto. Nu, manykim, kad kažkada irgi gal pravers. Ir pagal raktą, galvoju, raktą galima rodyti. Tai 3 gijom yra tik prancūziški mazgeliai, aišku, man kaip ir nebus aktualu, kad jie iš 3, o visa kita yra iš 2 ir kryžiukų arba pusinių. Taip, kad čia va schemutės dalis matosi, taip, kad mano planas įvyks. Ir aš tada pradėsiu siuvinėti šitą darbelį Dimensions ant 18 kaunto Ivory Aidos ir sieksim rezultato, kad tarpusavį šie 2 darbai draugautų. Tiek tam kartui. Ir taip atrodo mano pasiruošimas. Įsitempiau medžiagytę. Čia pridengiau schemą, kad mažiau šviestų. Ir po dešinę pusę raktas yra. Atsikirpau jį nuo schemos atskirai. Ir susiženklinau, kaip visada, skaičių metodų. Ir čia yra planšetė su siūlais. Gražios spalvos iš tikrųjų. Kažkokia spalvinga šį pavasarį. Na, bet tebūnė. Taip reikia matyti. Tai iš esmės tai yra originalios spalvytės. Čia ant planšetės. Tai aš nusikirpau, jeigu ten, tarkim, buvo 2, tai aš po 1. Ar kai 3 po 1 nusikirpau, jeigu ten 5, gal 2 nukirpau. Ir susidėjau savo. Ir jeigu pritrūks, galėsiu papildyti. O kas bus perteklinio, kai pabaigsiu, tai tada aš jas grąžinsiu ant organizerio ir tada jau atskirai susikarpysiu spalvom. Kad galėčiau organizuoti ir laikyti jas. Tai tokia nusimato pradžia. Fainai. Pasirodysiu netrukus, žiūrėsim, kaip tas mano eksperimentas bus ant 18 kanvos vietoj 14. Kaip atrodysim. Čia dabar atspalvis visai gražiai persidėkia pačios medžiagytės. Tai vat, gerai. Palinkėkit man sėkmės ir pajudėsim. Ir taip, galvoju, pasirodysiu jums su savo pirmaisiais įspūdžiais. Specialiai padėjau šalia viršelį. Ir plus prie to, kad schemą pridengiu, bet ir prie to, kad norėjusi jums parodyti, kaip gaunasi, nes vėlgi aš sumažinau kauntą, kaip ir su savo piliarožėmis, vadinasi, aš pralošiu tą akvarelinį efektą. Bet iš toli žiūrint, nu taip sąlyginai iš toli, man tai kol kas visai gražiai atrodo. Kaip jums? Nes vis tiek matosi, kur yra foninė dalis, vis tiek matosi, kur yra lapeliai, jie galbūt taip šiek tiek labiau koncentruoti, gaunasi darbe, ko nedariau, nes neapėjau pilnai kitų elementų, bet jo. Ir žinot, kas labiausiai stebina, nes skaitant to, kad aš žinojau, jog čia yra mažas darbas ir aš jį dar sumažinau dėl to, kad pakeičiau kauntą. Šita dalis, ta prasme, va, jinai yra 5 cm, nu gerai 7 gal centimetrai. Ta prasme, čia yra vidurys šitoj vietoj. Tai realiai tas darbelis bus maždaug iki čia. Toksai nedidelis, nu bet mielai iš tikrųjų, toks nedidelis darbelis gausis. Tai dabar net netikrinau iš tikrųjų pagal sagą, kiek tenais yra 12% atlikta. Ir taip, maloniai siuvinėjasi, kadangi jau prieš tai siuvinėjau ant 18 kaunto nėra kažkokio perėjimo efekto, kur būna nuo didelio į link mažiuko arba nuo mažiuko link didelio ir taip toliau. Viskas labai paprasta. Ir labai paprastai siuvinėjasi, labai gražus kol kas, kiek buvo. Na, aišku, dabar pereisiu prie alyvos kekės. Tai čia bus daugiau tos mišrainės, bet čia visumo, čia tiesiog keli atspalviai ir vienas po kito gražiai sekantis. Taip, kad labai patiko. Antras darbas, prie kurio galiu sakyti, kad ilsiuosi prie Dimensions. Faina. Ir pasirodau jums su tarpiniu progresu.
Turiu maždaug 40% atliktą darbelę. Šį kartą saga iš tikrųjų, kad ir nemokama iš interneto pasisiųsta, bet gera. Tai vakar dar pasidariau, šiandien sekmadienis, vakar pasidariau dar beką. Tik tais tiek, kad jisai buvo nurodytas 2 gijom siuvinėti. Lapelių kontūrai ir vidinės tos tokios gyslelės. Tai aš dariau vienu siūlu, o ten, kur buvo vienu nurodyta, irgi dariau vienu. Nes manau, kad prie 18 kanto būtų keista daryti 2, būtų labai ryšku, o dabar gavos taip ganėtinai subtiliai. Nežinau, aišku, kiekvienas mes turim teisę į savo nuomonę, bet mano sprendimas buvo toks. Tai gražiai dėliojasi, iš tikrųjų visai man patinka tas kontrastas, kad ir šiek tiek ryškiau viskas gaunasi, nei gautųsi ant originalios medžiagytės, bet visumoje visai tvarkingai žiūrėsi. Tai va, čia šiek tiek dar paukštuko jau kojytės beko pasidariau, tiesiog beką pilnai užsidariau iki tos maždaug linijos. Tiek, kiek išsiuvinėta, tai šiandien galvoju dar, ar siuvinėti paukštuko pusę, ar alyvas eiti. Arba visur po biškį, galbūt tiesiog bendraja prasme kelti visą kontūrą į viršų. Tai va, bet šiaip tai visumoje gražus darbelis. Stebina, aišku, kad tai jis yra nedidelis, bet atrodo gražiai. Labas rytas iš ryto. Šiandien pirmadienis 25. Gandrų grįžimo šventė, o aš dar mieste nemačiau. Gal ir gerai. Tai galvojau, užtrauksiu žaliuzes ir po to galvoju, bet ne, reikia pasidžiaugti, saulė šviečia, kad ir kaip jums šešėliuoja, iš esmės tai svarbiausia yra tai, kad progresas vyksta ir visai gražiai žiūrėsi toj saulės šviesoj. Tai pasiuvinėjau dar šiek tiek į viršų. Galvojau, gal eisiu link paukščiukų, bet paukščiukai turbūt yra maloniausia dalis, tai užsikabinau už tų alyvinių atspalvių, dar tų lapelių, išsiuvinėjau iš karto ir beką. Tai visumoje šita dalis, man atrodo, šitie kryžiukai ir tarkim šitie dar tamsus žali, jie pilnai jau funkcionuoja čia, tai tas darbelis kažkur čia jau ir turėtų baigtis. Nu, taip grubiai tariant. Tai dabar turim, man atrodo, 57% baigtumo. Visai gražiai dėliojasi. Tai norėčiau per šią savaitę pasibaigti iš tikrųjų. Ir taip, atrodom, pasirodau saulės šviesoj. Iš tikrųjų mes tapom ant kanvos. Iš niekur atsiranda spalvos. Sveiki visi dar kartą. Nors prieš akimirką, ką tik rodžiausi jumsi, tai noriu pasirodyti, kaip atrodo šią akimirką darbelis. Tai priaugo mano alyvos, lyg nerodžiau dar šitos dalies viršūnė. Tai čia jau yra visiškai viršus. Ir priaugo šitas dagilis. Tai jeigu aš prieš tai sakiau, kad neatsimenu Goldfinch vertimo, tai jis yra dagilis. Pas mus Lietuvoje tokių geltonų nėra. Bet kažkodėl vis tiek Goldfinchais vadina anglų kalboje, tai pas mumis yra tie tokie baltai, raudonai, juodi paukštukai. O Amerikoje yra Rosefinch, yra rožiniai tokie, su rožiniam krūtinėliam ir yra tokie auksiniai. Tai vieną iš jų jau išsiuvinėjau pilnai su visu beku, tai kiek išėjo padaryti. Ir dabar galėsiu kilti viršų, tai faktas, kad pirmas siuvinėsiu lapelį. Ir tada sekantį paukštuką ir fono dalį, kuri čia viršui liko, taip kad 81% šiuo metu yra baigtumas, nedaug čia ir liko iki tos pabaigos, galvoju įsijungsiu, dar pasirodysiu tam tarpe, kaip žiūrisi. Šiaip labai gražios spalvos, labai ryšku. Nors nepasakyčiau taip, kad jeigu dabar lygintumėt tiesiog viršelį ir patį darbelį, turėtų būti akvareliškiau, bet nepasakyčiau, kad čia labai stipriai nukentėjo nuo to mano pakeitimo į 18 kantą medžiagos. Tai va, toks progresas, bus galima pratęsti ir už akimirkos susitiksim. Labas rytas iš ryto. Ir rodausi jums su pabaigtų darbeliu. Iš tikrųjų gerai, kad dar tą vieną intarpą įterpiau ir pasirodžiau jums, kai buvo prieš sekundę. Tai buvo ūpas, labai norėjosi pabaigti ir pabaigiau. Tai štai tokie du gražuoliai pas mane apsigyveno.
viskas kaip ir puikiai, niekas kaip ir nepasikeitė nuo to praėjusią kartą, kai filmavau ir sakiau, kad ilsiuosi prie Dimensions, nes iš tikrųjų labai paprasti dizainai, labai džiugina. Ir turim tokį, tai aš jums pasirodysiu neužilgo su pralygintu, kadangi kanva jau buvo išskalbta, tai nemanau, kad čia verta dar kažką plauti, dienų netaip daug buvo darbe. Tai išsilyginsiu ir pasirodysiu, kaip atrodo. Aišku, siūlų likutis bus neteisingas, nes aš pakeičiau, sumažinau medžiagytės dydį, bet vis tiek parodysiu, kas liko, kaip kas. Tai va, pasirodau kol kas taip, to iš akimirkos susitiksim ir parodysiu, kaip atrodo be rėmelio. Mūsų dagiliukai alyvose atrodo taip. Čia baigtas darbelis, pralyginau tik kraštus, kaip ir sakiau, neploviau. Tai kadangi rinkinukas buvo iš Dimensions kriauklyčių, tai matosi nucentravimas, aš jį tiesiog sucentravau ties viduriu, bet kriauklytės buvo pailgas dizainas, šitas nėra tiek stipriai pailgas, tai liko tokie medžiagos gabaliukai iš viršaus ir apačios, bet rėminant, manau, tai kaip tik pliusas, kad yra į ką įsikabint. Ir pasimatavau, mano darbelis gavosi po 2,7 cm numinusuojant nuo skaičių, tai gavosi 10 ant 15 cm. Taip, jis gavosi mažesnis nei ant 14 kaunto būtų gavęsis, bet visai gražu. Ir nežinau, kiek kamera perteikė, jeigu čia buvo planas siuvinėti ant 14 baltos aidos, o čia mes turim 18 ivory. Bet man atrodo visumoje rezultatas visai nieko, tik tai, kad ryškiau. Ir siuliukų, kaip ir aptarti, nėra tikslinga vien dėl to, kad sumažinus kauntą jų išeiga, bet kuriuo atveju buvo mažesnė. Liko daug to grožio, to gėrio. Tai iš tikrųjų net nežinau, ką galima būtų dar pasakyti, ko nepasakiau eigoj. Jeigu dar kažkokių klausimėlių kam nors yra, tai klauskit, drąsiai papasakosiu, kaip kas. Na ir taip reziumuojant, galvoju, parodysiu visus darbelius greta, kad galėtumėm įvertinti mastelį. Tai pirma mūsų malvos, kurias piliarožės, kurias jau matėt prieš tai. Tada antru numeriu kovo mėnesį siuvinėjusi Geisha Dimensions. Štai ši gražuolė. Ir trečiu numeriu siuvinėjusi šitie gražuoliai dagiliai. Ir dar galvojau dėl vaizdinės medžiagos. Tai jeigu mūsų dagiliukai yra tokie gražus margumynas, tai amerikietiškas mūsų variantas yra šiuo atveju geltonas. Tai va, mūsų dagiliukai. Toks buvo tas kovo derlius. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad šitie darbeliai išsiuvinėjo. Smagu buvo siuvinėti. Ir galvojau, dar galima būtų pakalbėti apie artėjantį, apie balandžio mėnesį. Tai kol kas turiu tik vieną planą ir jis jūs nustebins. Nes nesinori labai daug planuoti, norėtųsi pasiimti kaip tik tą tokį išeiginės mėnesį, kad galėčiau siuvinėti tai, ką noriu siuvinėti arba daryti tai, ką noriu daryti. Tai tuoj parodysiu, koks tas mano planas. Tai dabar čia dar dėl to paskutinio kadro, kad būtų gražiau. Reziumuojam su mūsų, na šačiu, toks buvo mūsų kovo mėnuo ir pereikim prie sekančio planelio. Prieš jūsų akis Riolis deimantinė mozaika. Iš tikrųjų, aš nesu gerbėja deimantinių mozaikų, nors mano mama jas labai mėgsta ir teko keletą pabandyti bent jau kelis kristalus priklijuoti, bet istorija su šituo kosmosu yra kitokia vien dėl to, kad mačiau, man atrodo, kažkur tai filmuotoj medžiagoje šitą darbą ir kosmosui tas blizgesys yra nerealiai tinkamas. Tai taip turėtų atrodyti baigtas darbelis. Čia yra medžiagytė, nieko dar nesu nusiplėšus, nieko nesu pasidaręs, tik tais atsiskyriau kristaliukus. Jie pagal originalą buvo tokiuose juostose, tai aš juos susipirkau ir persikėliau į maišiukus, kurie buvo duoti.
Ir ant maišiuko pačios prisiklijavau jų numerį. Nu, tai iš esmės čia jie visi pagal eilę. Tiesiog į dėžutę kol kas susidėjau. Vėliau eigoj pasižiūrėsiu, kaip man tenais dėliosis, kai bus paprasčiau. Tai čia yra tiesiog papildomi 2 dar maišeliai. Dėl to aš juos atskirai palikau parodyti, jeigu kas nėra matę, kaip Riolis pakuoja. Ir startuosiu kažkurio momentu. Laukiau, iš tikrųjų, čia buvo kalėdinė dovana. Tai laukiau, kol pašviesės, nes sausio mėnesį ieškoti šviesių valandų dėliojimui sudėtinga, jo labiau, kad čia bus pakankamai daug tos tamsos. Nu, gal galiu grąžinti iš tikrųjų šitą originalų paveiksliuką. Tai, kad nebūtų akims nuovargio, galvojau atidėsiu pavasariui. Ir dabar galvoju, reikėtų imtis vien dėl to, kad, nu, iš tikrųjų ir įdomu, ir norisi šiokio tokio pokyčio. Iš kitos pusės praėjo kelios dienos, kaip nesiuvinėjau kryželiu ir galvoju, kad man jau darosi didžiulis ilgesys, nevartosiu nelietuviškų žodžių, bet tai iš ties pasiilgau to dėliojimo kryželių. Tai nežinau, iš tikrųjų galvoju, porą minčių buvo startuoti tiesiog su kokiu nors dideliu Dimensions ir tada turėčiau pusę metų darbo. Po to galvojau, gal reikėtų imti kažką mažesnio. Bet su visais mažesniais yra didelė tikimybė, kad bus taip, kaip buvo kovo mėnesį, kad atrodo, jeigu jau pradėjau, būtinai reikia pabaigti. Aš nenoriu tos įtampos savo kelti, nes būtent šiuo momentu, šiam gyvenimo etapui mane taip veikia. Tai pradėsiu turbūt tiesiog su kristaliukais ir jeigu labai užsimanysiu siuvinėti kryželiu, galbūt paimsiu dar tą savo vieną užmestuką, tą stratifikaciją, kur tiesiog sampleris ant švelniai žalsvos medžiagytės. Bandysiu jį siuvinėti, jeigu jau jis nesigaus, tai tada pradėsiu kažką naujo ir jums kito mėnesio ataskaito ir kada jau čia man gausis nufilmuoti ją. Tada pasirodysiu, ką vis tik nusprendžiau. Nes plano į priekį nesinori kurti, nenoriu savęs įspausti rėmus. Tai va, tokios mintis kol kas. Tai taip, lyg viskas susidėliojau, iš tikrųjų šiandien skubėjau filmuoti vien dėl to, kad rytoj praneša lietų, tai aš įtariu, kad bus sudėtinga su filmavimu. Norėjusi įtilpti į laiką, bet mintis labai išsibėgiojusios, tai tiesiog grįžau iš lauko, bandau kažką supasakoti, bet jaučiu, kad rišlumo trūksta, tai labai atsiprašau už tai. Ir noriu padėkoti visiems, kurie žiūrėjo šį video. Ačiū, kad pabuvot tas kažkiek tai minučių kartu su manim. Ačiū, kad pasidžiaugėt rezultatais, nes manau, jie yra pakankamai džiuginantis, bent jau mane tai džiugina. Iš tikrųjų planuoju, jeigu pavyks šią savaitę, nuvažiuoti iki rėminimo dirbtuvių ir užsisakyti jau, kad įrėmintų tuos 2 mažuosius Dimensions pabaigtukus, kad galėčiau būti pasiruošus dovanoti, kai ateis laikas. Tai tokių mini planelių savo vis susikuriu, bet kažko labai didelio ir įpareigojančio norėčiau neprisijimti. Tai va, tai vėlgi, kartojuosi, dėkinga jums visiems už laiką kartu. Ir iki susimatymo, kada jau išeis man nufilmuoti tą sekantį video.